Ok, važiavam toliau, trečia dalis. Ir iš tikrųjų, čia porą dienų buvau busy kitais dalykais, nieko nežiūrėjau. Ta prasme, ten, kur baigiam, ten ir tęsiam. Ir iš tikrųjų galvojau, kad aš noriu, kad šitas appsas, jisai turėtų biški daugiau. Jisai turėtų homepage'ą, ta prasme, tokį, kaip lenderį, kur būtų paaiškinta, kas čia tipo yra. Ir tik tada paspaudus kažkokį tai enter app ar kažkas, tave permestų jau į šitą elementą. Ir tada čia aš nenoriu, kad tu rašytum ranka iš karto arba mestų tokį. Aš noriu, kad būtų panašiai kaip yra va čia, kad tu pasirinktum iš anksto maždaug vieną iš kategorijų. Ir kad tai būtų galbūt padalinta, pradėkim tiesiog nuo kelių, žinai. Tai visų pirma, einam į chatą ir dabar duosim jam promptą. Ir promptas bus toksai, kad I need a bit of redesigning of the app. First of all, I need a homepage/landing page that explains for young people that explains what that is, and it's mostly for young people chasing high quality lifestyle places, venues, etc., and to avoid social insecurity jaučiu, social insecurity, and awkward situations. This app helps them to come prepared, and then on the app itself, I need the first step to be similar to second. Pre-made selections of the places and ability to add custom. Va taip, kažkaip, kad nebūtų šito, man šitas nepatinka. Šitas man nepatinka. Tada also, before generating the cheat sheet, it needs to show a bit of progress bar that it's being generated, Pažiūrim, ar tik šitų man trūksta. Jo, man trūksta homepage'o, man trūksta, kad čia nereiktų rašyti. Čia tada tas social vibe kaip ir visai neblogai atrodo. Ir jis tau čia viską sugeneruoja. Tada matau, kad neveikia back mygtukas. Also back button isn't working properly. Ir jam tiesiog rašai va tokiu, žinai, banaliai, kad va kažkas neveikia, tipo paspaudi back, neveikia, čia nereikia aiškinti, kad čia blank screen ar kažkas tiesiog neveikia ir viskas, jisai turi sužiūrėti pats. Čia tada prašo šitų. Ok. Ir aišku, gale dienos mums reikės, kad čia būtų accounto susikūrimas, kad jisai galėtų pasikurti accountą. Dabar tiesiog paprašom šitų. The landing page needs to be clear, kinda minimalistic, but modern. Testimonials, social proof,
explainer sections. Nu, jisai gal susigaudys pats. Gerai, siunčiam. Ir žiūrim, ką mes dabar gausim, ką jisai sugeneruos. Šiek tiek. Ir galėsim tada žiūrėti toliau. Dabar, jo, pasidarom šitą ir tada mes turim sekančius stepsus, ką aš noriu padaryti. Aš noriu, kad visų pirma, tu galėtum pasikurti accountą, tai yra prisijungti su gal Google, gal bus paprasčiausias dalykas. Šiaip galim paklausti ChatGPT. Is it easier to integrate into the web app sign in with Google only instead of Google and local email and password? Aha. Jo, nes aš manau, kad irgi su Google yra tiesiog, jisai tau viską turėtų duoti. Aš niekad nebandęs, bus įdomu iš tikrųjų. API call, jo. No need to handle password storage, hashing, viso kito šūdo. Some user may not use Google. Nu, aš abejoju. Sakykime, pradžiai tokiam kaip MVP, tai nesvarbu. Jo, šitą gali po to pridėti. Ok, žiūrėjau, perdarė. Žiūrim, atsidarom kitam page normaliai, ką mes turim. Toksai va. Nu, labai minimalistinis, geriau nei nieko. Aš norėsiu biškių kitokio dar jo. Pažiūrim kaip čia. Va, choose your setting, dabar man jau geriau. Kad tu matai šitus dalykus. Dubai, new money, creating ir tada išmeta tipo tavo cheat sheetą. Neblogai, bet ne idealiai vis dar, bet ir backas vis tiek neveikia. O čia veikia. Ok, tai the progress loading bar is not good enough. I need some animation that we are preparing this for you. There's no loading circle or something. Iš čia su šitu išsisprendžiam. Tada next to the venues, I need some live emojis or some animation. Probably emojis will work. Ane? Ir tada dėl šito homepage'o, the landing page looks boring. Ta prasme, jam ir sakai tiesiai šviesiai, kad tai yra boring, ne? Va, tu atsidarai ir, nu, čia iš toksai minimalistinis, bet jis yra boring, man reikia daugiau. Landing page looks boring. I need an iPhone screen mock-up image, and next to it text explainers, kažkas tai tokio, some animations, ane, emojis, more live to the website. Kažkas tai tokio, va, aš sakyčiau, kad mums yra reikalinga. Ok. Gerai, pasiprašom šitą. Ir tada galėsim peršokti, pasidaryti accountą su Google Sign In. Paprašysim tiesiog, kad jisai padarytų. Ant
praeitų launchų, tų visokių mažesnių projektų, kur aš darydavausi, tai ne aš darydavau authentication visus dalykus, aš darydavau tiesiog idėjas tokias dėliodavau. Bet dabar man pačiam irgi labai įdomu šitas dalykas, tai aš noriu parodyti, kaip tai veikia. Tai pasižiūrėsim, ta prasme, nes aš pats asmeniškai nežinau, kaip integruoti Google sign-iną, kažkokį panašiai, API-ų reikės pasimti kažką tokio ir panašiai. Tai bus įdomu, kartu pasidarysim. Ir pamatysite, kad, ta prasme, neturint tų techninių žinių, vis tiek tu pasidarysim. Gal biški ilgiau kapstysies negu devas darytų, kur, žinai, devas paimtų, pys, surašę ir turi. O mes gal biški ilgiau pasikapstysim, bet vis tiek pasidarysim. Tai dabar palaukiam, kol šitą reikalą sukals. Biški turėtų pakeisti. Čia, kaip matau, jau visai biški pridarė. Ok. Jaučiu, darau pauzę ir grįžtam, kai bus pakeista. Ok, matau kažko biški čia daugiau. Aha, čia biški emoji ne vietoj. Bet šitas visai įdomiai atrodo. Biški gyvybės. Nu čia labai jau šokinėja man tie emoji. Nepasakyčiau, kad man labai patinka. Bet einam pažiūrėti. Ai, va, ant webo šitaip, ane? Ok. Va šiti man labiau patinka. Aš norėjau. Ai, va, galiu aš nejunginėt. Ok, nu, gal biški ir geriau. Vo, dabar tikrai geriau yra su šitais. Vo, šitas man patinka, kraunasi ir užsikrovė. Good shit, ane? Visai neblogai. Geriau atrodom, tikrai geriau atrodom. Dabar man tada reikia those animations are quite too much. Those, gal dadėkim jumping animations are quite too much. No need for that. Maybe add a nice smooth LED type of movement around the button or something. Okay. Also some emojis next to the iPhone mockup are placed random. Remove that. Okay. 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 Nu čia dar bus galima biški dažaist. Ok. Nu pasižiūrim, tegu jisai čia biški patvarko. Ir matot, mes kol kas dirbam tik su frontendu. Čia praktiškai jokio backendo nėra, kad jisai saugotų į duombazės kažką ir panašiai. Šitų dalykų irgi tikrai reikės. Ir šitam dalykui reikės pasikurti dar 2 ar 3 profilius. Manau, kad 3. E-mailų vieną, tada vieną duombazės ir deploymento. Buvo kažką jisai čia gal ir dadėjo. Ai, dar laudina. Galvoju, kad nieks nepasikeitė. Dar laudina. Good. Ir dabar tada dėsim Google sign-iną ir kad jisai galėtų išsisaugoti accountą. Tai šitam reikalui aš manau iš tikrųjų, kad reikės mums duombazę. Tuo aš einu pasižiūrėsiu, ar yra pas mane kažkas tai kaip empty, kad galėčiau ant jos ir krauti.
Jo, tai va, iš tikrųjų turiu čia šitą, kur nieko jame nėra, ant šito ir paleisim, o jį pasidaryti jums reikės tiesiog nueiti į supabase.com, supabase, ir va toks webukas atsidarys ir pasispaudžiate tiesiog Start Your Project ir čia tiesiog pasikuriat nemokamą accountą. Jis yra nemokamas, nieko daryti nereikia, tada pasispausite ant dashboardo ir pasirinksit vieną iš savo projektų. Jeigu nieko neturit, nieko ir nedarykit, viską padarys Boltas, tiesiog pasikurkit paskyrą su e-mailu ir passwordu. Grįžtam čia. Va taip, ne, dabar atrodom. Jo, va dabar mes atrodom geriau, va tos animacijos tokios paprastos, fainesnės biški. Gerai, gerai, su šitu galima dirbti, ta prasme. Mažiau viskas čia šokinėja. Get started. Jo, gerai. Su šitu galima kažką jau dirbti. Ir dabar mes darom pirmą tokią jau techninę integraciją, tai yra accountų kūrimas. Now I need to integrate Google Sign-in so the user can create their accounts. The users can create their accounts, see all the cheat sheets, save them, and basically have the account, manage subscription, etc. Help me with all of that. Važiuojam su pirmu tokiu techniniu integravimu, jisai tikrai viską padės padaryti. Ir tai prasidės. Ir dabar pamatysite, kad labai maža tikimybė yra, kad jisai paims ir padarys. Kad tu ten įdėsi API kodus kažką ir jisai paims ir viską padarys. Dažniausiai taip nebūna, dažniausiai būna erorų, klaidų, problemų ir tu spaudinėdamas fix 33 kartus finale tą dalyką išsisprendi ir jisai suveikia. Jeigu nesuveikia ir tu neturi techninių žinių programavime, kaip jį spręsti, tiesiog ieškai kitokios labiau kūrybinės pusės. Ir viskas. Tarkim, vienas iš tada kitų metodų, jeigu niekaip nesusikuri, tarkim, accounto integracijos, yra daryti Magic Link, kur tu paprasčiausiai nusiunti useriui į L-paštą linką, kuris galioja tam tikrą kiekį dienų, ir jisai su to linku gali visada prisijungti savo appsą ir matyti viską. Čia toksai kaip ekstra variantas, bet jisai nėra labai geras, jeigu tu managini paymentus per jį ir panašiai, tai geriau visada dasigauti iki to accounto susikūrimo. Ir dabar pažiūrėsim, ką jisai čia pridarė ir kaip tai atrodys ir ko reikės iš mūsų, kad Google tas authentication sign-in with Google veiktų. Toj pasižiūrėsim. Tai va tokie šudukai, programėlės, žinai, kur tu leidi ir darai, tai yra įdomu, why not, ne? Ir tikrai galima leisti įvairiausio pobūdžio programėlės ir tiesiog testuotis. Va, čia jau matau, reikės Google Cloud'o, aš netgi šitą ir turiu pasidaręs iš anksčiau. Čia nieks nepasikeitė, apart mygtuko sign in, kuris, jei neklystu, dar nieko nedaro. Jo, gerai. Setup to create Google Cloud projects. Šitą aš turiu. Google Cloud konsolę. Aš turiu pasikūręs, tai jūs irgi tiesiog nueinate ir įsivedate Google Cloud konsolę ir įsivedat
pasikuriat paskyrą, čia reikės pridėti savo banko kortelę dar, bet jinai iš jos nieks nieko nečardžins, kol jūs patys nepaspausit mygtuko. Tai tikrai nieko nereikia daryti, o tiesiog jiems reikalinga banko kortelė ir duomenys tam, kad jie galėtų sumažinti fraudų tikimybės ir, žodžiu, kad ne visi paimtų čia ir tą Google smaugtų ir naudotų tuos visus dalykus. Tai dabar aš šitą turiu, tai irgi tiesiog Google Cloud konsolę ir pasikuriat paskyrą su savo jau turimu Google e-mailu. Tada man reikia šito dalyko. Einam paieškot. Ok, nežinau, įvedam taip, Google. Šitas, obtain. Enable APIs and services. Ok. Visokiausio šūdo čia dabar yra. Credentials galbūt čia skamba labiausiai. Configure consent nereikia mums. Nereikia. Enabled APIs. Reikia pridėti naują. Ir dabar va čia, aš manau, mes galim susirasti. Tokio nėra. Toks irgi nėra. Places irgi nereikia. Tada ieškom patys tiesiog. Tai mes dabar grįžtam į Google Cloud'ą. Einam View All Products ir surandam Google Authorization Platform. Gerai, ir pirma, norint iš tikrųjų integruoti Google Cloud'o ir Google Authentication, mums reikės padaryti du dalykus. Tai yra jau padeployinti appsą, kad mes turėtumėm domeną, bent jau kažkokį laikiną, kadangi viską čia dabar darom ant demo tokios kaip idėjos, o ne iš tikrųjų kažkokiam rimtam launch'ui, tai galim padaryti visiškai su paprastais dalykais. Tai pirmas dalykas, einam į Bolt šitą visą appsą ir pasidarom tokį dalyką kaip deploy. Ir deploymentas, jisai padeployins į Netlify. Ir Netlify accountą reikia turėti pasikūrus. Ir to jisai padarys, jisai dabar man padarė, bet jūs nueinat į netlify.app, spaudžiat sign up ir pasikuriat paskyrą. Irgi visiškai nemokama. Ir tada į ją prisijungus, jūs turėsite, tarkim, nieko arba kažkokį projektą. Čia aš turiu vieną iš projektų, kurį dariau ant šito e-mailo. Ir tada turėsite antrą kaip pavyzdys. Tuoj sekundę. Ir tiesiog Bolte atėjus į pirmą kartą spaudžiant deploy, tiesiog paprašys jūsų prisijungti prie savo Netlify ir sujungti Netlify su Boltu. Ten vienas paspaudimas ir viskas. Ir tada jūs gausite linką. Ir dabar šitą linką paspaudus, jūs numesi jūsų appsą ir jisai jau šitas linkas veikia visur. Tu gali jį dalinti su žmonėm ir panašiai. Ir čia tas sign in mygtukas labai durnoj vietoj. Iš tikrųjų yra, bet dabar nesvarbu. Ir tada spaudžiam ant to Google Auth Platform, Get Started. App name'as tai, gal Know It First. Taip ir palikim. Čia dabar palikim tiesiog tą patį e-mailą, ant kurio ir yra. Čia dabar mes turim internal, external. External. Čia jeigu darysite vėliau iš tikrųjų savo normalų appsą ir šitą dalyką irgi norėsit pasidaryti, tada viską rašot legit, prasme savo projekto informaciją. Šiai dienai to daryti nereikia, nes mes šitokį tiesiog žaidžiam ir mokomės, ane? Visą šitą pasikūrėt, tada einam į clients, į data access dar pasidarykim iš pradžių.
add or remove scopes ir pasižymim pirmus 3. Čia yra, ko tu prašai iš userio, kai jisai jungiasi per Google, tai tu prašai pagrindinių 3, tai yra emailo, info ir OpenID. Update, prašai tik šitų. Tada audience, iš tikrųjų galim prisidėti vieną testinį userį. Save. Ok. Ir dabar einam į clients, create client, application type. Pas mus šiuo atveju tai yra web application, name, galim palikti tokį arba tiesiog client know this first, arba tiesiog paliekim taip. Ok. Dabar turim 2 dalykus, kuriuos reikia pasidaryti. Tai authorized JavaScript origins, tai yra, pavadinkim, vieta, kur yra tavo appsas, tai ir yra būtent šitas linkas, add URL, įmetat, path or end with, jisai taip ir baigėsi. Ko jis tau netinka, seniai? Va, taip, ane? Šitaip. Ir dabar čia authorized redirect URLs. Šitą mes galim pasiklausti dabar pas jį, nes čia yra daugiau backendinis klausimas. For this one. This is on Google platform. Čia yra backendinis klausimas ir nesu tikras, kurį linką jam reikės čia įdėti. Jisai kažkaip sako tą patį, ne? Jisai sako tą patį. Gerai, pabandom. Pabandom dėti tą patį. Va, ir spaudžiam create. Ir dabar mes gauname savo client ID ir client secret, šitus 2 dalykus, ir juos mums dabar reikės nurodyti į environmental variables. Tai einam iš preview, peršokam į code. Čia dabar mes visokių dalykų turim ir susirandame savo env example, būtent šitą failą. Ir byte Google client ID. Mums reikia įdėti savo client ID. Tai yra šitą nuorodą. Mes turim įdėti dabar į boltą. Būtent taip. Ir paspaudžiame save. Ko mums reikia dar? Netlify, dashboard, site settings, einam į Netlify, į site, ok, čia gal ne team settings, o pala, kur yra site settings, project configuration galbūt, environmental variables, būtent čia, add a variable, add a single variable, ir mums dabar reikia įdėti šitą, key yra šitas, o value yra šitas. Įdedam create variable, sukūrėm, ko tu dar nori iš mūsų. The Google sign-in will work once you add, pridėta, set the environment pridėta, redeploy site irgi pridėta.
viskas išsaugota, čia irgi yra išsaugota. Ok, grįžtam į preview ir pabandom redeployinti appsą. Pasižiūrim, kas bus. Appsas yra redeployintas. Ok. Galim pasirefreshint. Pažiūrim, kas vyksta. Sign in nedaro nieko, o čia... Ok, prašom, redeployed, but sign in button does nothing. Add Google sign in button and make it work. I added all the required Google ID. Ok. Ir va viską. Ir ta prasme su juo chatini kaip su kokiu indų programeriu, žinai, kur tiesiog sakai, va, čia pakeisk, čia padaryk. Ir viskas. Sign in with Google. That's beautiful. Tik tai gal vieta man nelabai patinka, kur jisai čia pridėtas. Ok. Nu, pažiūrim. Dar kažką dabaiginėja, tai dar nerefreshinsiu. Baigia. Ok. Seniukai, deploy dar kartą. Ir va tokiais metodais, žinai, aš ką ir sakau, dėl ko aš va rodau tai viską nuo iki, o ne tiesiog spausk čia, daryk čia, nes, nu, tai tu matydamas, va, kaip handlini va tokias smulkmenas, ypač pats geriau suprasi. Tiesiog, kaip tai veikia, kodėl tai veikia ir ką daryti. Nes dažniausiai tau išmeta kokį kursą, ar ten kažkoks va YouTube'ai video, čia gali kurti su AI, pizė neribotus, žinai, appsus, ir čia va paspaudėjai, parašiai promptą ir tau pakūrė. Jo, bet kai tau reikia va pridėti kažkokius tai dalykus ir kad tu turi čia sėdėti po kem minučių ir spaudinėti visokius mygtukus ir ieškoti info, nieks neparodo. Tai, taip žinai, mygtukas įsidėjo gerai, bet vieta jo tai mega. Bet spaudžiam. Spaudžiam ir visiškai nieks nevyksta. Kodėl? Show problem. The given origin is not allowed for the given client ID. Spaudžiam tiesiog attempt fixą ir tegu tą jisai sprendžia jisai pats iš pradžių. Ir dažnu atveju jisai išsisprendžia. Gal ne iš pirmo karto, bet šiaip jisai išsisprendžia. I can see the issue. Okay. Find that matches. Edit the client ID. Add authorized JavaScript origins. Supratau, kur yra esmė, tik tai nesupratau, kodėl jisai vis tiek man to linko neduoda. But I want an actual connection, not local development. So all users outside me can also create the accounts. Jis nori, kad aš pakeiščiau tiesiog į local hostą viską ir tai būtų toksai vietinis deploymentas. Tuoj pažiūrėsim.
Vietiniam developmentui, tai jo, tu nurodysi į savo local hostą ir viskas, ir jisai tau veiks. Bet mes norim, kad, iš esmės noriu rodyti, kad galėtų visi žmonės jungtis, ane? Taip yra daug geriau. Want to have your own client ID configured. Ok. Mūsų šitas client ID, jisai veikia. Bent jau mes jį turim. Ir dabar kode. Šitą. Matai, čia jis neįdėtas. Kodėl? Įdedam čia savo client ID. Jo. Nes mes įdėjom čia ir jisai pakūrė tikrą env failą ir matai, jisai pats neperkelia šito dalyko. Tai gali būti, kad būtent dėl to visą tai ir vyko. Pabandom redeployint iš naujo, jau pakeitę į tikrą env failą, pakeitę tikrą savo Google Client ID. Atsidarom naujam lange. Sign in with Google. Vis tiek jis neveikia ir vis tiek kažkokią bėdelę turim. Taigi when origin is not allowed. Okay, so rašom čia jam, ne? I added my client ID to env file. Kas dabar? Ir va tokia yra realybė, kai tu bildini su tais AI toolsais ir bandai pats spręsti problemėlės ir tu sėdi ir tu sprendi jas, ir viskas labai paprastai, žinai. Ir dažniausiai tu šitų dalykų nematysi behind the scenes. Gerai, pabandom tiesiog pridėti šitą dalyką. Credentials. Ok. Grįžtam. Kur mes čia darėm tos dalykus. Clients know this first authorized JavaScript origins. Tai mums reikia pakeisti, kurios dabar authorized JavaScript origins, būtent šitus ir reikia. Dadedam šitą. Ir šitą. Ok. Save. Nu gerai. Ok. Okay, I added those local host things. Darom čia refreshą. Sinin vis tiek paspaudus, pavyzdžiui, nieko nedaro. Jisai vėl turi problemą. Lygiai tą pačią. Ok, čia tiesiog jam galim parašyti I added as you requested. What's the issue now? Attempt fix. Ok, ką jis man čia prirašė? Google not recognizing šitas. Ok. Go to your double check is listed exactly in the authorized JavaScript sections. Nu tai seniai. Taip. Viskas čia yra. Verify your client ID. Gal šito nepalaukiam. Apie 5 minutės. Nes šitam faile čia viskas tikrai sutampa. Galim dar kartą įdėt, bet čia tikrai viskas yra čia gerai. Tai gal ir nepalaukiam tų 5 minučių, nežinau.
Tai aš padarysiu pauzę, biškį palauksiu ir tiesiog pabandysim dar kartą. Ok, tai iš tikrųjų reikėjo tiesiog palaukti ir dabar atėjus į appsą, paspaudžius Sign in with Google, šitas dalykas, ką tik jis man veikia. Kodėl jis man dabar vėl neveikia? Grinai, ką tik veikia. Žinai, ką pabandykim padaryti, pasimti šitą URL ir persimest ant Chromo. Va, dabar jisai veikia. Ir aš galiu daryti continue, tik tai greičiausiai šitas e-mailas man neveiks, nes jis nėra pridėtas prie test userių. Bet esmė, kad programėlė pati užsikrauna. Tai aš dabar tik nesuprantu, kodėl jisai neužsikrauna man čia. Būtent. Labai yra keistai. Ane? Aha. Tai jisai dabar visur veikia, bet ne čia. Ok. Tuoj čekinam. Tiesiog pasirefreshinam stipriuoju būdu. Stiprų į refreshą padarom. Ir gal jisai susitvarkys. Ne, vis tiek jis man nesusitvarko. Nesuprantu, kodėl, pavyzdžiui, jisai visur veikia. Visur appsas veikia idealiai. O čia jisai nenori veikti. Netgi ir Safari, ne, jeigu aš atidarysiu Safari ir mes įsimestim šitą appsą, va, jisai veikia. Viskas yra gerai. Tai čia kažkas yra su šitų brauzeriu pas mane, kodėl jisai man dabar čia neveikia. Bet kažkaip paspaudžiau patį pirmą kartą, man suveikia. Tuoj, darau pauzę ir grįšiu tiesiog. Nu, kad ir ką tu čia darai, va, išsivalau kukius, išsivalau visą tą šūdą. Išjungi appsą, atsidarai iš naujo. O, žiūrėk. Continue. Nu. O, žiūrėk, prisijungiam. Aha, ok. Prisijungiau, kaip viskas gerai. Žiūrėk, kiek minučių užtruko mane. Turim čia savo tipo cheat sheetą. Išsisaugojau, žiūrėk, my account. 2 cheat sheetai, 2 free left, favorites, my cheat sheets. Šiek rodo viską. Negaliu pasispausti ant jų kažkodėl. Subscription, settings. Nu va, žiūrėk. Integravom. Galų gale prisijungiam. Čia gali pasi-upgrade'inti. Dabar kol kas viskas ant demo, aišku. Tai man ir veikia. Uždarom. Generate another. Čia va, paspaudžiu another ir man nieks neveikia. Ok. Tai dar matau, nu greitai, dabaigiam. Clicking generate another does not work. Also under my accounts, clicking on the previously generated cheat sheets, they don't appear. Ane, va čia problemėlė. The sign in with Google button is weirdly placed. Place it
above or below, get your first cheat sheet free, and jo, kažkas tokio, ne? And my account button should be visible after login, even if I am on home page. Va, tokį paskutinį fiksą šitam video padarom. Nu, va, matai, kem minučių užtrukom ir pasidarėm vis tiek. Integravom ir buvo problema ne kodė, ne kažkur tai techniškai, viską padarėm kaip reikėjo, tiesiog reikėjo palaukti ir po to dėl kažkokių priežasčių būtent per šitą browserį, nors ir valiau tos kukius tikrai ne kartą ir vis tiek neveikia, paėmė ir suveikė. Tai, nežinau, sakykime, ne? Ant Chromo, kai patestavau, žiūriu, kad iškart veikia, ant Safario veikia, viskas ok. Tai va čia kokį turbūt 10 minučių sugaišau, tik tai tam, kad, nu, reikėjo laukti ir patestuoti ant kito browserio tiesiog. Ok, dabar man klausimas, seni, kodėl? Why? Mes galim paspausti va šitą rodiklytę, inspektorių, ir būtent va šitą va mygtuką išimti. Ok, išėmė, padarom redeploymentą, kad iškart į URL, nes viskas, ką tu pakeiti čia, jisai neperšoka į deploymentą, kol tu ne iš naujo redeployini apps'o, aišku. Čia galim išjungti ir atidarom naujam URL. Aha, čia dabar biškai man negražiai atrodo. Bet aš esu account'e. My account paspaudus nieko nedaro. Čia va irgi, jeigu aš atsijungiu, sign in with Google, galiu prisijungti gražiai. My account neveikia, bet dabar nesvarbu. Aš čia jeigu turiu šitus, ok. Settings, close, choose your setting. Čia turim šitą, generate another, išmeta į home page'ą. Šitas man ne visai patinka, bet atvaizdavo ir šitas vis tiek pas mane neveikia. Tai jisai tokia pusiau kažką čia tvarkė, bet nedatvarkė iki galo ir šitas negražiai atrodo. Tai šitam video jau nebetvarkysiu, patvarkysim sekančiam, bet esmė, kad po truputį artėjam prie kažkokio tai jau labiau veikiančio produkto, jo. Pasidarėm Google Sign-iną, demo aplinkoj, norint paleisti jį į viešumą, tai reikia daryti biškį kitaip. Kai būsite čia, kur yra jūsų audience, yra testing, jums reikės daryti publish app, bet su publish app reikės įkelti logotipą, terms and conditions, privacy policy linkus, visus tuos, ir tik tada jūs pradės verifikuoti Google'as ir viską patvirtins eigoj. Tai gali užtrukti 4-5 dienas maždaug, kol tas Google'as viską paverifikuos. Ir tada jau jūsų appsas bus viešas ir visi su bet kokiu e-mailu Google galės prisijungti į patį appsą. Dabar gali prisijungti tik tai tie, kuriuos jūs ir pridėjote prie... Kur mes juos pridėjom? Prie testinių userių kažkur. Pačia, kur yra testo useriai, paspaudi add users ir tu gali pridėti daugiau jų. Ir būtent tie e-mailai galės prisijungti į appsą ir matyti viską, kas kaip veikia. Tai dabar sekančiose video toliau šlifuosim sign-iną, kad jisai gražiai atrodytų, o ne taip durnai čia kažkur. Ir tvarkysim patį vidinį appsą, kad jisai biškai gražiau viską
padarytų, nes dabar labai gražiai nėra. Čia va, man šitas nepatinka ir čia paspaudus jisai kaip ir viską sutvarko. Ir man gal visas šitas va veikimas, biški galima visą flow pakeisti, tiesiog į gražesnį, tvarkingesnį, kad jisai gražiai liktų kažkur ir panašiai. Bet jau artėjam prie favoritų. Ai va, matau, favoritai veikia. Jeigu noriu deletint, veikia deletas. That's good. Bet va čia kažkur reikia mygtuko generate another, close. Ir va čia turėtų jis nepalikti šito seno, jis turėtų geriau biški, viskas turėtų veikti. Tai va, bet va, po truputį, mes lipdom ir po to, kai dabaigsim loginus, pilnai accountą turėsim susitvarkę, pasijungsim AI APIs, kad jis iš tikrųjų pradėtų žiūrėti į tą, kad tu paspaudi ir ištrauktų tau info ne hardcodintą, o tau AI ir surašytų tą info, bet čia po truputį tikrai tas dalykas užtruks. Tai mes taip kuriam ir grinai visi video ilgi, gal šiek tiek nuobodus kai kurios dalis, galit skipinti, bet po truputį dėliojamės, ane? Tai viskas šitame epizode ir važiuosim prie kito.